Tai kadagi prasidėjo šitas kelias, kada tu pajutai, kad yra pas tave kažkoks pašaukimo žodis, pašaukimo supratimas? Įkvėpimas atėjo po pirmo koncerto, kada nuėjau Tualetą ir kaip tik sisiodamas, man kaip tik gimė mintis, kad įvyko kažkas nepaprasto. Iš tikrųjų, ir aš tada supratau, ką aš padariau. Man buvo labai gėda, bet paskui iš tikrųjų supratau, kad pavyko koncertas. Aha. Ir dabar kiekvieną kartą supranti tą kiekvieną kartą Tualete. Kada jau šiktų užsimanai, tada jau iš karto apmąstymų supratai, kad jau kambarėlis. įkvėpimas jau tau pareina. Ypač man patinka, kai paleidžia vidurius, tada gali apmąstyti dar labiau pasaulį, tą visą aplinką. Kai apsitriedi visas, jeigu ant rankų ar iš tikrųjų, aš nesuprantu, tas kaip pasakymas, sako, apsišyk galvą. Aš galvoju, kad yra tik du būdai, arba šuolis parašiutu, arba jogos pamokos. Bet, tiesiog. Apsišykimas tau natūralus dalykas, normaliai viskas. Normaliai išeini į koncertą, paleidžia vidurius ir iš tos triokos, susakai bairį, bėgi paskui Tualetą. Jeigu jau neapsišykai, tai vadinasi koncertas prastas. Jau prastas. Aišku, tai šitą žiūrėk dabar. Ar turi kokių korifėjų, kaip būna, žmonės kažką myli, ten patinka, nori būti kažkuo, ar yra tau tokia... Idealas. Maksas man iš tikrųjų yra idealas. Ne, gitaristas. Arba Danielaitis. Danielaitis čia kas? Metai, Danielaitis. Metai, man jo kūrinys yra labai geras apie vaidiname žemdirbėms, apie žemdirbės. Man irgi patinka šitie, ypač vakar būna ten apie zodiaką ženklus, kur rašo knygos, irgi gražu, man patinka. Gražu. Aha. Tai va, šitą, su kuo dar norėtum bendrauti, prasme, su kuo padaryti bendras, jo. Projektą kokį, ar ten bendrai, ten kažkaip, padarnuoti. Aš iš tikrųjų Siriau Biškytę labai norėčiau, labai. Ne apie tai klausiau, aš klausiau, žmonės, dabar man scenas. Lovai, tai ten žinau, aš pats pas Siriau Biškytę norėčiau. Iš tikrųjų, tai norėčiau, su Maksu ir norėčiau iš tikrųjų. Su Maksu, gali būti. Nes Maksas man yra viskas, Maksas. Bet tai, kad pasitėm aš net šunį turiu vardu Maksas, pavadinau jo garbei. Pas man Faustas. Bet tai irgi žmogaus draugas palyginus. Geriausias žmogaus, kad ir ko jis draugas, man lova, bet šuns visgi nenumeto į antrą vietą. Kėdė irgi neblogai. Ir mašina neblogai. Mašina, va, normaliai. Gerai, bet jeigu nepaleidžia vidurius, tai blogai. Jeigu neapsišykia galvas, tai jau dieną prastai praėjo, ne? Iš tikrųjų mėgstu ne vien galvą, aš daugiau. Visas kaip duodė, tai triedė, tai triedė. Aš irgi jau trydauju, bet tik ne ant savęs. Aš kažkaip, žinai, išmokytas, kad jau triedė. Visi bairiai visą laiką, jie prasideda nuo apsišykimo, tu eini gatvėje, tau paleidžia vidurius, neturi kur dėtis. Tu pradedi ieškoti kažkokių išeičių, užbėgi parduotuvę. Gerai, dėkui už intervą. Tai žodžiu... Į Tualetą einam. Varyk, tikrai. Visą.